Markai, klausyk, gal žinai, kur man rast merginą? Juokauji, gidai, aš panos nesurandu net padavęs skelbimą į laikraštį. Laikraštį, šaunuolis, ačiū. Kur eini? Nepyk, kad apieškojau tavo kišenės. Maniau, kad tu mane apgaudinėjai. Kodėl melavai? Jeigu būčiau pasakęs, kad dirbu norėdamas tavo tėvui duoti pinigų, tau būtų labai nepatikę. Nenorėjau. Lesk užėti, viską paaiškinsiu. Ne, mielasis, tėvelis miega. Jeigu prabus, bus tik blogiau. Tada bent pabučiuok mane prieš įsiskiriant. Pažiūrėk į save. Vėl mušė? Ne, mielasis. Taip ir maniau. Jis niekad nepasikeis. Ei, vaikinė, kur rėkoji mano namuose? Šitos namus rėkot galiu tik aš. Kas o galvoji? Neždagysi čia. O tu eki vido. Klausyk, tu ne vyras, jeigu taip su jie kalbi. Aš ne vyras, ką čia kalbėjai, save pasižiūrėk, jog darai. Dink iš čia, o tu paleistuvė iki vido. O tik čia. Ne, nesimuškit. Nereikia. Ne. Vis dar skauda ranką, mielasis. Man daug skaudžiau, kad nenori gintis. Ei, tyliau kalbėk. Leidės mušama. Kodėl leidės mušama? Čia mano reikalas. Ne, ir mano reikalas. Jeigu nenori pranešti policijai, bent nueik į pagalbos centrą. Gal išprotėjai? Mirsi iš gėdos tokioje vietoje. Jeigu net savo geriausiam draugiam negaliu pasakot, su nepažįstamais tikrai nekalbėsiu, supratai? Viskas, pamiršk. Pasidažiau, užmaskavau mėlynę ir viskas. Baigta. Klausyk. Ką? Suprask, tu esi ypatinga. Tu nepaprastas žmogus. Negali būti savo tėvo bokso kriaušė. Tėvelis pasikeitė. Taip. Jis manęs atsiprašė ir pravirko. Anksčiau niekad neatsiprašydavo. Ką čia kalbi, tokie kaip tavo tėvas niekada nepasikeičia. Jeigu eitų gydytis, gal ir pasikeistų. Argi nematai, kad tau kenkia tokie santykiai? Ne, tikrai ne. Apsirinki. Tu nieko nepasitikė. Savęs nevertini. Kaip manai, kodėl staiga tau šovė į galvą, kad apgaudinėjai tave? Kaip staiga sugebėjai tapti psichologu? Pasakyk. Domėjausi. Daug moterų kenčia smūgius ir taip jaučiasi. Paklausyk manęs. Nueik į pagalbos centrą. Ten susirenka žmonės su tokiam bėdom ir susėda pasikalbėti. Gana. Daugiau nekalbėkim. Nenervink manęs, labai prašau. Palauk, aš tavęs nenervinu. Aš tave myliu, noriu, kad tau viskas būtų gerai. Bijau, kad jam pasiduodi ir pasidarysi apatišką. Labas.